Labai visiems su jumis aš Anoksas ir sveiki atvykę į vaizdo įrašą, kuriame aš lyginsiu lietuvišką Prime'ą su amerikietišku. Ką aš turiu omeny lietuvišką Prime'ą? Tai dabar pažiūrėkit į šitą butelį. Pažvelkit, matot jis koks yra apvalus iš šono, ne? Viskas čia apvalu gana. Tokį turėtumėt pamatyti kiekvienai parduotuviai. Bet aš nemanau, kad jūs parduotuvėse lengvai pamatot štai tokį. Jūs matot, šičia jau šonas yra visai kitokia. Jis jau yra va toks, matot, galas. Pažiūrėkit, galai jau skiriasi. Matot, kairiai pusė yra ale lietuviškas. Na, aišku, čia nėra lietuviškas. Čia šitą Prime'ą gamina Anglijoje. Bet aš jį vadinu lietuvišku, nes jį ant kiekvieno kampo galima rasti. Šitą aš nežinau, ar ant kiekvieno kampo galima rasti. Man teko šitą pirkti iš šiek tiek kitokios svetainės, kurioje būtent pardavinėjo amerikietišką Prime'ą. Tai šiandien pažiūrėsime, kuomgi jie skiriasi. Kaip matot, aš turiu du skonius, yra Ice Popas ir yra Tropical Punšas. Tai vat, galbūt amerikietiškas yra geresnis, galbūt jis nėra toks... Nes žinokit, Hebra Prime'as man asmeniškai visiškai nestebinantis gėrimas. Aš nežinau, kodėl jūs už šitą daiktą mokėjot 7 eurus, kai jis tik pasirodė. Dabar aš manau galima įsigyti ir už 2 eurus, ir už 3. Mačiau Maksimoje, ar ten dar kažkur tais ir po 5 eurai, ką? Žodžiu, kaip sakoma, bus 2 vaizdo įrašai susijęs su Prime'u. Čia yra pirmas vaizdo įrašas, kuriame aš palyginsiu, o antram aš daugiau pakalbėsiu apie Prime'ą. Tai va, žodžiu. Tai jaučiu, pradėkime nuo Tropical, tai va, žodžiu. Tai va, kairiai pusė yra lietuviškas, tiksliau britiškas, o dešiniai yra amerikietiškas. Tai kaip matot, kas pirmiausiai skiriasi, tai aišku jų formam. Čia amerikietiškas, sakyčiau, sunkiau nukris, nes kaip matot jo dugnas, o pažiūrėjau, dabar žiūrėkit, čia va pastatom jos abudą, ne, ir tarkim žemės drebėjimas pas jumis būna, kaip matote, va dabar vyksta žemės drebėjimas ir Jėzus Marija, matėt? Jeigu pas jumis chatai būtų žemės drebėjimas, lietuviškas, šitas britiškas Prime'as, jis nukristų, apsipiltumėt jūs pilnai. Ir amerikietiškas jis vis tiek liktų stovėt. Kaip matot, amerikietiškos jis stovi, nes pas jį dugnas kur kas geresnis. Matot, čia yra šitas dugnas, jis yra kur kas geresnis. O šitas iškart nukrenta, matot, pas jumis žemės drebėjimas, viskas, ta prasme, jūs... Taip, Hebra, nu, ta prasme... Žemės drebėjimas Lietuvoje, Noksai, tikrai, na aišku, jo, dar plus kamštelis, kas kamštelio neuždėtų. Šiaip aš nežinau, kodėl yra va taip padaryta, galbūt čia yra kažkokie standartai, bet jo, čia dėl išvaizdos, čia yra, dar vienas dalykas galbūt, tai kad šičia, kai jis yra apvalus, jis galbūt greičiau iš rankų įslystų. Nes, pavyzdžiui, šitas, čia man matot, yra va tokia tekstūra ir aš manau, kad šitas stipriau laikytųsi jūsų rankose. Tai čia tikriausiai vienas iš tokių pastebėjimų. Gerai, dabar sudėtis. Sudėtis, čia mes turim lapukus. Galiu aš jums paskaityti, nežinau, ar jūs patys matysit, aš galiu aišku prizumyti, bet ten balta, gal viskas, bet žodžiu. Gerai, kas sudėtis, kas sudėti skiriasi? Palaukit, taip, kilmės šalis, va matot, kilmės šalis jie aišku skiriasi, ant vieno JK, ant kito JAV. Gerai, Hebra, šiek tiek pažiūrėjęs, norėjau aišku pabandyti nulupti etiketę, pažiūrėti kas po ja, bet jinai nelabai gražiai luposi. Tai ant energetinė vertė ant abiejų parašyta 21 KJ, bet jeigu mes pažiūrėsim čia va parašyta 20 kalorijų, kas yra tiesiog melas ant etiketės. Tikriausiai Lietuvoje, kai etiketės darė, aš nežinau, ar jie abudu vienodai, bet bent jau pagal buteliukas aš sakyčiau, kad va amerikietiškam tipo 1 kalorija yra mažiau, kas yra beveik niekas. Nu tai... Pagal viską jie turėtų vos skirtis, bet ar tai yra pastebima, aš nežinau. Tad Hebra, aš nežinau, ką daugiau jums pagal išvaizdą parodyti, nes, ką žinau, išvaizda kaip ir beveik tas pats, tik tai šiek tiek skiriasi, aišku, kas be ko. Matot, yra, va, pažiūrėjau, viršui tekstas, ant amerikietiško atrodo lyg daugiau būtų parašyta, čia mažiau, jie aišku apvalesni, va šitas kitas galas biškai kitaip yra aprašomas, kaip matote. Tai žodžiu, bandysim dabar teist padaryti. Paimsim pirmą lietuvišką, ale britišką,
kurį galima rasti visur. Aš jums dar spalvos parodysiu. Aš nemanau, kad per kamerą labai matysi spalvos. Bet, amerikietišką atidariau, aš kartą apsipyliau. Amerikietiško daugiau, pastebėkit, Hebra, pastebėkit bairį. Reikėjo svarstyklės atsinešti. Gerai, Hebra, norėčiau pasvert svorį ir pažiūrėti, ar jie tikrai vienodo svorio, bet kadangi aš nežinau, kur mano jo dingo svarstyklės, tai aš to dalyko padaryti negaliu, bet jūs dabar pažvelkit jų vidus. Pažiūrėkit jų vidų, va čia yra amerikietiškas. Jūs matot, jis iki pat viršaus pripiltas, aš net apsipyliau. Dabar pažiūrėkit į britišką. Pažvelkit. Aš nežinau, ar jūs įžiūrite, bet čia iki viršaus net nedapilta, čia mažiau negu iki kamštelio, o čia iki pat kamštelio. Amerikietiškas iki pat kamštelio, amerikietiškam, sakyčiau, kur kas yra daugiau. Galbūt kažkiek skiria svoris, arba gali, šiaip nežinau. Tai nežinau, pagal svorį negaliu pasvert. Hebra, jeigu jūs svėrėt, jeigu jūs turėt galimybę, parašykite komentarus, tai gerai, paragausim. Pirma, britiškas. Rūgštus kaip visada, skonis nieko gero. Gerai, pabandysime amerikietišką. Nežinau, Hebra, man atrodo tas pats. Amerikietiškas gal tik tais atrodė, kad saldesnis, bet tikriausiai vien dėl to, nes aš jo britišką išgėriau. Taip, atrodo, jokio skirtumo labai nepasijautė. Kaip sakoma, Hebra, kažkokio skirtumo nepajaučiu, tai nebent tik tais pati pakuotė patogesnė ir tiek. Bet dėl to mokėti dar papildomus eurų. Kodėl iš vis Prime'ą pirk? Prime'as, žinokit, toks visi Prime'ai atrodo to pačio skonio bent jau man. Tai va, žodžiu. Čia va yra pastebėjimas šiek tiek kitoks, nes, pavyzdžiui, ant britiško rašo 17. Aišku, ant šito indelio rašo irgi 17, nors kalorijų iš tiesų, matot, yra 20. Tai aš nežinau, kur kas meluoja, bet britiškas skaitysis yra šiek tiek sveikesnis. 3 kalorijom. Aš nemanau, kad jūs tiek pajausit, bet gerai, paragausim dabar Ice Popą. Jaučiu, šį kartą pradėsim nuo amerikietiško. Žinokit, jo amerikietiškį dapilti kur kas aukščiau, pažiūrėkit. Tai čia, Hebra, jeigu norit 10 gramų daugiau vandens, tai prašom. Pamatot, beveik iki pat viršaus ir apipyliau stalą normaliai. Ir va šičia yra britiškas. Gerai, gal čia sakyčiau šiek tiek šudiniau skonis britiškam. Gal šiek tiek šudiniau. Tai ką mes sužinome iš šiandienos vaizdo įrašo, tai kad Amerikoje dažnai vyksta žemės drebėjimai, užtat jų Prime'ai laikosi stipriau. Va matot, įstovėjo. Tad ačiū, kad žiūrėjot. Palikit laiką, prenumeruokit, o tai karts nuo karto šitame kanale va tokių nesąmonių bus. Ateityje gal kažką dar įdomesnio sugalvosiu, pažiūrėsim, tad jo, ačiū, kad žiūrėjot. Nesiūlyčiau pirkt, tiesiog nesiūlyčiau, Hebra, 5 eurai, 4 eurai, net už 2 eurus nesiūlyčiau. Tikrai žinokit, laukit kito video, kitam video aš plačiau pakalbėsiu, kai tik tais turėsiu laiko paplepėti apie tai. Tad ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.